Daug laiptelių į viršų. Labą rytą. Tai sveiki grįžę į mano YouTube kanalą ir kaip Julius sakė, važiuosim iki parduotuvės. O ta parduotuvė randasi, žinokit, Zarasuose. Turėsim šį savaitgalį, jau senai planavom, tai susiplanavom tokį tripą. Pradžioje, aišku, planavom prie ežerų kažkur gal į Varėnos pusę, kaip mes pamėgę, bet visgi nusprendėm varyti į Aukštaitiją, į Anagalą, skaityk, šalia Lietuvos sienų. Jo, šiandien laukia 270 km kažkas panašaus, tai pagrindė dėliojau žvyrkelius, tai nusimato tikrai nemaža kelionė, tai reikės iki tenais nuvažiuoti, tenais apsistosim, pernakosim ir dar laukia šeštadienis ir sekmadienis. Tai turėtų būti smagu, važiuosim 3, turėjom važiuoti 4, bet Akvilė susirgo šiek tiek, tai vat dabar varysim 3. Sandra irgi ruošiasi, aš daiktus jau kaip ir susikroviau, keturratis beveik paruoštas. O ką mes jam turim, tai nieko ypatingai daug. Daiktai, daikteliai, žodžiu, maisto kažkokie reikalai, užkandžiai, tašės, čia tau Juliau, lancūgą ir sau turiu dar. Čia ant rato grandinėlė. Cepa, įrankiai, video medžiagom visokie, viskas, dar Sandros kuprinė, nežinau kaip čia tilps, bet baigiam susikraut ir tuoj pajudam. Oras dar kol kas apsiniaukęs, bet šiaip ant savaitgalio praneša visai neblogą orą, tai, matysim. Tai kviečiu ir jūs kartu prisijungti į mūsų kelionę ir patirti nuotykių ir įspūdį. Tai einam rengtis ir keliaujam. Visiškai nekreipsiu dėmesio, nes aišku kilometrų išdaugėjo, bet principas dabar važiuosim panašiai iki Petrašiūnų, mūsų maždaug maršrutu, nes čia pasidėliota per miškus, per dviračių takus tokius, tai net neverta dabar tikrinti, jau paskui nuo Petrašiūnų jau dursim link Jonavos ir pagal navigaciją, tai dabar kol kas kilometrų daug. Važiuojam. Panašu, kad jau įsimušėm į tinkamą žemėlapį, kuriuo jau vadovausimės. Tai dabar jau 223 km likę ir važiuojam kažkur Palemonę. Tai pralysim pro autostradą, Palemoną ne Veronis dar turim pravažiuoti ir jau tada kažkur tais žvyrkeliais link Jonavos. Mieste dar nebuvę su keturračiais, bet neįdomu. Daug mašinų, daug eismo, daug pavojų, kai sako. O žvyrkeliais, miškais varai, tai vienintelė bėda, nebent iš priekio su kažkuo susitiksi, bet šiaip ten saugiau atrodo. Pagaliau žvyrkelis! Galim iš karto atsukt rankeną. Dabar tai publika, važiuojam. Karčiupis. O, gerai. O, atsargiai mašina. O, Danielių parkas po aukštą įtampą. Aleksandruvka, oba. Nu jau atvedė mus į keturratininkų kelią kažkokį tais. Oi! Daug papų čia bus. Kaip čia mus Veizas užvedė, nesuprantu. Į Zarasus varom, va, tokiu keliu. Nu, bet nieko, šiaip jau kilometrai rinkosi kol kas iki tokio kelio, tai liko 196 kilai. O keturratininkų čia jau grina.
Užbūdinom neblogą visai. Kareiviai treniruojasi matomai, nes čia visur tokios įdomesnės vėžios. Tikiuosi čia neužbanins mūsų, kad čia negalima važiuoti, bet ženklų kaip ir nebuvo. Bet jo, čia tokie įdomesni keliukai, biškai apsišūdinsim techniką. Biškai poligono teritorija, čia pasirodo važiuojam. Vidury poligono, čia mes čia grinai įsimalę, bet smagu. Jeigu kareivukai sustabdys, sakysim, į Zarasus važiuojam, o, ten. Sakys, durniai, kur rado kelią gerą. Puikiausias va kelią, oi. Į Zarasus puikiausias kelias, reikia atgal čia nenersiu į šitą, bet dar galim likt. Čia jau atvažiavo pasitiknus, sakys, ką jūs čia veikėt, labą dieną. O va. O, ką? Nesupratę būtų. Čia kai čia buvo? Pralysim, bet jau mes viskas, ne zonoj. Tai kaip ir išvažiavom. Čia mums rodo žiek ženklus link Zarasų. Važiuokite tiesiai. Zarasai ten. Unty. Viliaus nepaėmė, važiuoja. Išvažiavom, bet matau reikės į plovyklą. Prasiplovimai. Na. Gerai, kaitinam. Eik tu sau. Išvažiavom švariai, ne? Nu tai ką, Ukmergėj bus moikiai, jeigu ką, tai nusiplausim. Bet paskui ten dar, kurį brisim, vėl neaišku, poligoną kokį. Ir Ukmergėj, nedaug trukus ir atvažiavom. Oi, kas čia per kaimukus? Padariau dar timelapsą trumpą. Greit atvarėm, tai dabar bandysim staptelt ilgėliau. Užsipilsim kuro. Ai, nu jau net mažiau nei pusę rodo. Ir pas mane pradėjo grybaut, kažkodėl vis kartais atsijunginėja CarPlay'us. Ir vėl pasijungia ir tada būna juodas ekranas, reikia perspausti opcijas, nesuprantu. Kažkas užsigliučino. Tai va, Julius be šalmo varė. Tiek žinių. Laukiam eilutę ir kažkur užkas. Sveiki. Pietus degaliniai. Vienys įsisukė pudarį. Pats geriausias žalgirinis. Leibui tai. Važiuojam pavalgę į Ukmergės centrą, o pačiu dar užsuksim pro banką, reikia pinigų įsidėti, nes padarė Samsonas dėžę. Plovyklos galvojam, kad dar neieškosim, nes iki Utenos dar bus čia, jaučiu visokių tų kelių, tai galvojam, gal Utenoj nusiplausim jau prieš Zarasus, kad būsim biški švaresni. Ir bus gerai. Nu, kaip kelionį? Gerai. Kol kas gerai. Šalmo nemogi nusimt? Judam, krutom. Ne, šalmo tai žinai, kad nemėgstu. Kol kas viskas pagal planą, ne? Nu, atrodo.
Šimtukas liko realiai nuvažiuot. Dabar staptelėjom Alantos miestelį, ar čia kaimelis kažkas tokio, tai buvo prie tokios bažnytėlės. Gražiai visai susitvarkęs miesteliukas. Vaikai tik iš mokyklos į parduotuvę duoda saldumynų. Šiaip važiuojasi gan greit, šiaip nesitikėjom. Visai lekėsi. Na, aišku, keliai tokie daug asfalto šiaip yra, bet žvyrkelis, kai išpuola, visai smagu. Tai 100 kilų lieka. Utena dar gal negreit, bet spėju tokiu tempu tai greit. Kol kas tiek. Tai vat staptelsim, jeigu dar pamatysim kažką gražaus, kad jum kažką parodyt, kaip ta mūsų Aukštaitija atrodo. Labą dieną, eikite su manim. O, kibiras. Nereikėjo toli net važiuoti. Geras. Juliau! O jei nukrisi! Tikrai buvo verta. Verta? Labai. Va tiek, va, užlipta, dar taip stačiai ir pažiūrėti į medžius. Nu, labai gražiai. Rimtai geocachingą reikia pasitikrinti. Ar čia yra, ar nėra. Nu, panašu, kad nėra. O, yra! Čia? Jo, Kalno? Tam. spėju bus Malūnį. Haintas. 26 metrai. Čia bus, žinok, nu, negali būti taip lengviai. Aiktų šik, čia leistis reikia į pakalnį. Ne, čia kažin, ar bus taip, o gal? O. Nu, dabar 9 metrai. Kokias po beržų. Kur beržas? Va čia beržai. O gal po šitų beržų. Jo, ir va 4 metrai. A, jau radai? Radai? Aš turiu tušinuką. Gan šviežias. Niekas nepasirašė? Pasirašė. Mandarinas. Bet datos nieko nėra. Nu, tai gerai, mes užrašysim. Turi tušinuką? Jo, geocachinginis. O, ATV turizmo. Reikėjo rašyti įvairių keliautojų. Geocachingas surastas kažkokiam čia piliakalnį ir varom atgal per tą upeliukštį. Geras, labai sraunus. Čia tai buiza nešvari. Nu ką, kylam atgal į trasą. Švarus atvarysim į Zarasus. Nepapuls dar bekė. Labą dieną, nu ką, Utena aplankyta, nusiplauta ir važiuojam iš to centro vėl į savo miškus. O, biški švaresni ir bus neblogai. Lieka 61 kilometras.
važiuojam, dabar prasisuksim dar šiek tiek pro miestelį, pasižiūrėsim vietų, ką šiandien vakarui aplankyti. Ir kaip ir kelionės tikslas jau beveik ir baigtas šiandien. Važiuota 280 km, net daugiau nei buvom planavę. Aišku, dasidėjo kilometrų, nes dar krypom šiek tiek nuo tikslo, nes važiavom link Utenos prasiplaut. Nu tai ten labai ir galėjo tas 10 km prisidėti. Tai skaitau neblogai šiandien prasukta, grubiai tariant 285. Pasienio ruožas, kaip tik netgi Zarasai važiuoja pasižiūrėti, ar čia bus kokios gyvasties pavalgyti kažką. O, yra apžvalgos ratas, Zarasai, net Aksima yra. Įsinuomavom šiaip tą kambariuką įsinuomavom tam namukį, bet kadangi nieko nėra, tai gavom visą tokį namą. Pasirodo, čia prieš pirtis, ten yra pirtis, o viršui savo gyvensim. Keturačiai prie pat. Šeimininkai labai malonus. Sako, kadangi nieko nėra, tai eikit į šitą, viską aprodė. Sako, galit pirtį kurtis. Sakau, tai primokėti nereik. Gerai, tik tais būkit. Malkų yra, žodžiu, visko yra, tai eisim dabar jaučiu kažkur link centro pavalgyt. Dabar baigiam viską išsikraut ir eisim vakarot. Drąsiai rekomenduoju, kas norėsit atvykti į Zarasus, ežero glėby ar ežerų glėby. Ežerų glėby. Vadinasi, šitie apartamentukai, tikrai kaina nesikandžioja. O šeimininkai labai malonus. Ir spėkit, ką mes čia šį vakarą sugalvojom. Užkurta pirtelė. Biški dūmų buvo, čia netraukė, bet dabar pradėjo traukt. Tai tokia nebloga visai pirtis. Tai kodėlgi nepasinaudot, kai nemokamai duoda. Biški užsidūminom, bet nieko. Jo, šiaip Zarasai, galiu pasakyti, visai neblogas miestelis. Buvom pavalgyt, tai skaniai duoda. Kainos tokios kaip mieste, bet viskas good. Mano komanda sėdi savo pakrantėj ežero. O, čia mūsų ketvirta šita turėjo būti šiandien, bet temperatūra sukilo. Pavėdė. Ir nevažiavo, tik Julių vieną išleido. Tai va, savo pakrantėj gražioj, keturačiai prirakinti. Man atrodo tiek šiam vakarui ir keliamės į rytojų. 3, 2, 1. Antra diena. Vilkas prasideda labai gražiai. Saulė šviečia, vėjuko nedaug ir ganėtinai šilta. Po biškį keliamės. Nu, aš dar tik atsikėlęs dar. Reikia įdėliotis šiandienos maršrutą. Neaišku, kiek kilometrų turėsim. Ir neaišku, dar kur važiuosim. Žinom tik galutinį tašką. Kažkur ties molėtai. O kai važiuosim, tai dar einu dėliot. Nu ką, daiktai jau sukrauti. Jau kaip ir pasiruošę, pavalgę. Kaip išmiegojot? Jeigu ne Juliaus knarkimas, gal ir nieko būtų. Šmeižia mane. Ne, jis neaktarkė. Smagiai. Pasipirtinom, pasibuvom, pasidėjom pavakarom, tai galit ir jūs pasinaudot kažkada atvykę į Zarasus. O mes bandom kilt toliau į kelią, maršruto neturiu. Viskas, kuriam žirgus ir važiuojam. Šilta. Nu, neprisirišę, gerai viskas. Važiuojam. Na ką, dabar bandom važiuoti iki kažkokio tais malūno, neatsimenu pavadinimo. Netoli čia jisai bus visai 5 kilai. Nu ir pasižiūrėsim kaip kas. Važiavom prie kažkokio Šlininkos vandens malūno. Laivas padarytas. Pasirodo ir kavinė yra. Laiviuk. O, velniau.
Miltų fabrikas, nu, Ziurich. Nu, čia visas technologija. Va, čia tas pagrindinis kardanas sukdavo, žiūrėk, diržą. Kardanai, reduktoriai sukdavo čia ir kažką ten viršų. Ten pagrindinį kažkokį mazgą sukdavo. O, kiek miltų. Vaiktų savo. Tai čia dar toks vaizdas, kad mala. O, kiek prifarširuota. Čia jau išvežimui į užsienį paruošta. Va, svarstyklės, viskas. Žodžiu, šitus va dažniausiai siunčia per kurjerius, ten kurjeriai abloškės nusiminėja, viskas sudeda dar kartais į padangas. Na, taip saugiau vežti tiesiog ir viskas, ir veža. Va, čia kiek uždirba nuo tų dalykų, kokiais ima tiksliau. O, dar čia žiūrėkit yra. Opa, geras. Bet tai čia vaizdas toks, kad dar vis mala, nes tai balta čia viskas. Važiavom į Visaginą, žodžiu, buvom užklydę, tiksliau norėjau sekti paskui kažkurio tai etapo ATV turizmas, turėjau mapsą įsirašęs, tai blema kaip užbridom į kažkokią peklą, ta prasme ten gal žiemą važiavom, tai buvo viskas gerai, o dabar tai viskas apaugė, nieko ten nesimato, tik prisigaudėm pilnos radiatorius, žolių, tų visokių šapų šapelių ir šiaip išsidumblinom, tai vėl Visagine dabar nusiprausėm, nusiplovėm kažkiek tais keturračius. Apvažiavom aplink Visaginą, tai nu tokia Visagino atmosfera, aš galiu pasakyti, kad toks kaip Černobylio vaibas, toks Pripetės miestas, nors aišku žmonių yra, bet tikrai jų nedaug, bet ta visa tokia didinga aura, bet tokia gatvių platumas, toks visi tie tokie darželiai, toks tikras sovietmetis, atrodo grinai pastatytas miestas atominiai elektriniai. Tai bandysim pavažiuoti dar iki atominės elektrinės pačios. Realiai nieko nebuvęs, tai būtų įdomu pamatyti gyvai, pamatyti tą vaizdą. Kol kas tiek iš mūsų pusės. Biški kvailioja mano planšetė keturračio, ta prasme atsijunginėja nuo karplėjaus ir vėl atgal negrįžta į žemėlapį. Tai vat reikia stabtelti iki 30, kad eitų perspausti ekraną, tai vat kažkas man šitas biški nervuot pradėjo. Ir jo, kad kelionės maršruto nesusidėliojau namie, tai yra blogai, nes dabar spėliojom, realiai daug laiko prarandam, bežiūrint, kur važiuoti ir ką daryti. Ir dar, kai navigacija grybauja, tai iš vis. Žiūrėsim, kiek čia šiandien prasuksim, bet faktas, kad tikrai tiek neįmušim, kiek vakar. Nes vakar realiai tai važiavom, o šiandien grybaujam, nors dar neruduo. Visagino vaibas toks, kaip ir pasakau, tai plačios tos gatvės. Tai vis tiek atmosfera tokia černobylinė. Toks vaizdas, kad plačios gatvės padarytos evakavimams, viskams. Nu, kažkaip taip važiuojam iki elektrinės pasižiūrėti. Panašu, kad jo, vat, keliuką eikti. Skaitosi, nusiplovėm keturratį, viską, vat, važiuojam iki Ignalinos savo atominės. O Jezu. Nu, baigtų, na, čia dar čia neužtems, žiūrėk. Opa, dabar tai publika. O dabar tai publika, važiuojam. Nu tu sučiartik, tai tu savo. Kiek čia galima vargti. Važiuojam, tai važiuojam. Ne? Nu, švariai, viskas, va.
nuplautas keturatis, nu ką, gražu. Kur mus čia veda, aš neįsivaizduoju. Skaityk, 4 eurai kaip į šikną. Nu ką, važiuoju. Balos visai nieko, ta prasme bent kažkiek nusiplausim dabar, bet jau čia prie patinai elektrinė. Bet aš bijau čia, kad mes atvažiuosim ir bus uždaryta. O, laidynas. O, tiesiai stovi, pažiūrėkit. Wow. Čia žinok trikas. Darbuotojus atveždavo, paleisdavo čionais, visi tip. Į reaktorius. Galingi reaktoriai, eik tu savo. Čia net padavėjas susižvengia kaip paskiau kampotas. Bet aš perskaičiau kaip parašyta. Kampotas. Grūzdinti chimkaliai. Lieka 110 km, man atrodo, iki vietos. Ir navigaciją nusistatėm vėl dviračio maršrutu. Tai bus Peklų, man atrodo, vėl. Sočiai. Nu, bet jau, žodžiu, bandysim važiuoti iki tenais. Jeigu kažką pamatysim, jeigu ne, svarbu nuvažiuoti. Kampoto jau nėra. Kampoto dar biskį yra. Kampoto. Jau Molėtuose darom šiandien turbūt paskutinį plovimą ir važiuosim iki sodybos. Pasižiūrėsim, kas ten gero ir tada matysim, ką veiksim, žodžiu. Turim parduotuvių krūvą, Maksimos, Lidlai, visokį, visą kitą. Jau vėl į galą dienos paskaudo subinę, paskaudo nugarą rakiną. Nežinau, kiek nuvažiavom, bet tikrai ne tiek, kiek vakar. Baigiam praustus ir važiuojam žiūrėti, kur miegosim šiandien. Parvažiavom šiandieną Ąžuolų Kesų sodybą. Turim namelį. Žodžiu,
Pasirodo be pirties. Atrodo, užsakiau, kad su pirtim bent nuotraukose tai buvo, bet visgi be pirties. Nu, bet ką darys? Tiesiog ramiai šiandien pabūsim. Eisim gal dar prie žiūriuko, pasižiūrėsim, kas gero yra. Einam, parodysiu. Turim tokią didelę gan svetainę. Židinys, televizorius, porą. Sofkučių stalas, šaldytuvas, virtuvėlė, žodžiu, viskas kaip ir tvarkingai. Miegamas, antras miegamas, raudonas. Ir ši knyga su gan dideliu dušu. Viskas gan neblogai. Švaru, gražu, nauja. Tai va, biškį. Pavakarosim, buvom nuvažiavę iki Molėtų, čia gal 5 kilometrai kažkas iki Molėtų. Šiek tiek apsipirkom vakarui, pakramsnuot, pabūt ir ilsėtis. Nes rytoj lieka 3 diena paskutinė, kur irgi bus nemažai gan kilometrų, spėjau kokį 2 su čiučiu turėtų irgi susidaryti. Ir važiuosim namo. Šiandien tokia įdomesnė diena, turėjom atrodo daug aplankyti visokių lankytinų objektų ir taip toliau, bet nieko nepasidarėm namų darbų. Plius navigacija biškį kovojom iki pietų, tai toks galvos skausmas buvo, paskui įsimalėm į seną maršrutą, kur važiavom pirmą pasienį, bet ant tiek viskas suaugė, kad išsimakalvom iki ausų, žodžiu, ir tai neradom nieko, apsisukom atgal, važiavom kitais keliais ir nuvažiavom iki Ignalinos atominės elektrinės. Visagine pabūto, tai realiai iš Visagino gal net išvažiavom turbūt 3, gal pusę 4, nes, užtrukom gan nemažai ten. Ir nuo tenais jau tada vos netiesių taikymų į čia, į Molėtus. Fainai, visai fainai, sodybėlė. Graži, eisim dar pasižiūrėti, kaip ežeriuks atrodo. Tai turbūt šią dieną ir baigsime, tai kelsimės greičiausiai į rytoj. Tai 3, 2, 1. Publika, važiuojam! Šiandien turim 3 dieną ir tai yra paskutinė kelionės diena. Šiandien vakare jau turim būti namuose ir tai pabaigti kelionę. Šiandien ryte jau šiek tiek pavyko pasidėlioti maršrutą. Kažkas virš 200 km realiai turėtų gautis, bet faktas, kad tai ten, gal tai ten dar nusuksim, tai visko gali būti, kad ir išilgės. Jau kaip ir papusryčiavę atsikėlę, eisim ruoštis, dėtis daiktus ir palikti šią sodybėlę. Žodžiu, tokie reikalai. Einam, dedamės daiktus ir kylam į kelią. Ir atvažiavom į tokį apžvalgos bokštą. Nu ką, daug laiptelių į viršų. Kaip lipas? Šiaip bijau. Pavargau. Užlipom, bet 3 mūsų keliauninkės nėra. Sandra, pasirodyk. Nu, fainai. Ten kaip įdomiai. Čia va, kai neturi drono, tai reikia gaudyti visus bokštus, kad padaryti tokias vaizdas. Jo, čia ir kempingas, stovyklauja matyti žmonės prie ežeriuko palapinėse. O čia rimtai, žiūrėk, su palapinėm gali prie ežeriuko sabumt. Ir būna. Gražu, blemba, labai daug ežerų Molėtuose, tik tiek, kad labai daug apleistų. Ne tai, kad apleistų, o nėra kaip prie jų privažiuoti. Ir ten, pavyzdžiui, belenkiek žolių. Nendrių. Radom ir lobį. Na, žiūrėk, spaim, kad suks. Tušinuko neturiu pasiėmęs, striukiai palikau, bet... Opa. Jau panaudotas. Panaudotas. Na, tai neviniok. Vis tiek nerašysim. Nu. Gerulis. Padedam atgalios į vietą. Pikšt, viskas.
Mendūnų apžvalgos bokštą. Viskas, keliaujam link namų pusės, tai dabar sekantį bandysim stotelę pasiekti Obuolių salą. Atvažiuos 3 obuoliai į ten, kur jiem ir priklauso. 2, kur 3 dingo. 3 obuolį, ai va. O motociklistai Latvių atvarė krūvą. Nu, važiaunam, obuolį. Nudava tai publika, važiuoja. Atvykom į Čiobiškį ir turim nerį ir mums reikia papulti į kitą pusę kranto, tai lauksim kelto. Gerai, pasirodo veikia, čia irgi laukiančių yra. Jep. Dievaisi. Jo. O kodėl šitas nekliuos? Ačiū. Viso. Zašil. Oi. Keturračiai kažkur ten, o mes aukščiausiam taške. Iki čia matom, kad su keturračiais buvo davažiavę kažkas. Būtų reikėjo nedaug palipti. O dabar tiek palipti reikėjo. Gražu, neris teka, tas ypatingas grožis Lietuvos. Tik važiuojam ir važiuojam. Jau esame mūsų kraštuose, netoli Birštono. Užsukom į klėtį valgyti. Ir dar kokie 30 gerų kilometrų liks iki namų ir būsim baigę. Namai! Namai, namučiai. Šiaip nepasiilgom, bet ką padarysim. Bus dabar linksmoji dalis viską išsikraut, visus daiktus susirinkt. Namai pasiekti. Lieka keturratį nusiplauti. Bus plovimo, nes šiandien vėl apšūdinom, apdulkinom, tai čia plovimo bus. Bet visumoj viskas gerai, viskas laimingai, smagiai. Praleistas savaitgalis. 3 dienos ant keturračio, aplankyta Aukštaitija, pamatyta daug ežerų, pabūta 2 skirtinguose miestuose, aplakstėm, kolisių gal labai nepavadinsim, bet toks nuotykių kelionė. Suvažiavom 730 km, šiandien padarėm 230, tai vakarykštė diena buvo mažiausiai, pirmoji buvo daugiausiai kilometrų. Tai dabar reikės keturratį išvalinėti, reikės pasidaryti aptarnavimą būtinai, nes Liepos mėnesį, Liepos antroj pusėj laukia dar stipresnė kelionė ir keliausim į Rumuniją, į Rumunijos kalnus. Tai turėtų būti išvis įspūdinga kelionė, tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko mūsų tokia kelionė, tai būtinai parašykit komentarą, kaip jums susižiūrėjo mūsų šita kelionė, tripas. Tai su šia gaida ir baigiam. Ate.